Pažiūrėkim, ką mes turim su Bitcoinu, tai net ir prie geriausio noro aš nebūčiau spėjęs šitoj vietoj įlysti treidą, tiesiog tokį viką turėjom ir atgal bouncino. Ir faktas, kad neoptimalu būtų šitoj vietoj į longą taip įlipti, aišku, mes toj 25 procentiliai, bet jeigu taip imant, ar ne, čia ta 25 procentilė, mes ją truputėlį tik palėtėm ir tada bouncinam. Ir jeigu mes negaunam čia longo, ar ne, jeigu nespėjom įlipti, tai čia, nežinau, nėra ko labai ir liūdėti, esam jau prie ekvilibrium, tai būtų tiesiog labai kvaila turėti tokį FOMO jausmą, kad būtinai dabar treidė turi būti. Vienintelis dalykas, ko tikrai yra gaila, kad kol kas negavom ar ne tokio gilesnio viko būtent į šitą vietą, kurios tikriausiai reikės truputėlį dar palaukti. Tai va taip pažiūrėsim, kaip toliau price actionas vystysis, vis dar esam toj gražioj pozicijoje. Šitoj gražioj pozicijoje vis dar esam ir aš tikiuosi vis dar žemesnių kainų, ar ne? Tai reikia pažiūrėti, ką mes šitoj vietoj, tarkim, gausim, ar ne, ar galim taip eiti ir dar vieną rejection gauti, nes kol kas mes tokių tvirtų naujų highs nesukūrėm. Šitoj vietoj kaip ir buvom naują high sukūrę, tiesiog jo, jis labai trumpalaikis buvo ir taip rovėm į apačią, kad mažai nepasirodė, tai šorto nemažą dalį štai čia buvau pardavęs, tai kaip ir viskas liuk šitoje vietoje. Tai va dabar toliau reikia turėti kantrybės ir tiesiog toliau žiūrėti, kaip vystysis price action, ar ne? Kaip toliau vystysis. Pasižiūrėkime, ar divų kažkokių neturim. Kainas. Pažiūrėkim. O jo. Open interest per laiką stipriai kyla, bet kaina tikrai nėra tokia pati kylanti kaip open interest. Wow. Wow. Masyvus divas. Masyvus divas. Turim šitą high ir dabar turim šitą low. Ojojoj. Turim šitą high ir open interest per laiką auga, o kaina ne, nudampinu šitoj vietai. Nežinau, atrodo, kad toliau mes čia šitoj vietai dampinsim. Atrodo, kad laikinas toksai kilimas, bouncas, kad visi, kas šitoj vietoje ir ne, užšortino, kad visi būtų išstopinti ir tada toliau į apačią. Bent jau open interest taip rodo, šiaip žiaurus šitoje vietoje netitikimas, aišku, ant valandinio time frame esam. Entrio ieškam ant 15 minučių, bet čia... Jo. Nu, pažiūrėsim. Ar taip ir bus. Bet toliau bendrai reikia tiesiog stebėti struktūrą. Solana, tas pats. Bitcoinas. Sakau, būtų nice tokį treidą įlipti, bet tik vikas buvo paliktas, tai labai sunku. Nafta. Nice. Nafta papiškai kažkokį silpnumą pradeda rodyti, bet labai glaustas price action, tai irgi šitoje vietoje kol kas nenorėčiau įlipti treidą. Kol kas nenorėčiau, čia tik setup esu pasiruošęs, nesu dar naftos treidė jokiam. Nice, kad mes gautumėm struktūros lūžį, pradedant čia. Sugrįžtumėm ir tada jau į apačią, ar ne, stop lossas virš paskutinio high. Gražu būtų. Auksų kol kas irgi netreidinu, nes tiesiog atrodo, kad šitoje vietoje akumuliuojam, tai nuo kur galvočiau nebent nuo apatinės šitos dalies po truputėlį pradėti ieškoti kažko. EURUSD irgi vikina 2.2 alertai štai čia ir štai čia. Labiau norėčiau pamatyti price actionas, kad šitoj vietai atsidurtų. Ir būtų clean, būtume viską susirinkę ir nuo čia jau galim kažką gaudyti, ar ne. Kol kas dar per Vexą nesu atlikęs EURUSD treido, tai pažiūrėsim.
irgi reikia priprasti, nes aš nesu treidinęs pagal struktūrą, dabar tik tai pradėsiu treidinti, tai man irgi reikia laiko priprasti, kaip būtent juda ir backtestint laiko neturiu, tai tiesiog laivų stengiuosi mokintis ar ne, kas yra susijęs su Bitcoinu, aš jau puikiai pažįstu ir labai gerai jaučiuosi treidinant Solana irgi pakankamai, Bitcoinas, Ethereum, Solana, viskas liuks, tas pats USDT chartas, viskas liuks, bet nafta man yra nauja, auksas man yra naujas, euras man yra naujas, tuoj prašau paskutinį kartą pridėti dar, sidabrą, kur tu sidabrė. Gerai, sidabras. Ar paspaudžiu ant sidabro? Ne. O sidabras labai nice, keliauja į mūsų zoną, nežinau kodėl alertai nebuvo sudėti, bet dėsim porą, stebėsim, kas šitoj vietoj vyks, gražus range'as, viskas puiku, mėginsim pašortinti. Struktūra bendraja prasme. Struktūra bendraja prasme nuo kovo 1 yra į apačią einanti, ar ne, mes nebedarom naujų highs, tik naujus low, tai būtų logiška, kad mes toliau taip ir keliautumėm. Bet vieną kitą ar ne ir longą apturėti galima ar ne nuo ekstremalių zonų, nuo 25 ar 10 procentilės šitų range'ų. Bet kadangi mes tą struktūrą ar neturim ir range'ą, bet paskutinioji struktūra visiškai yra bearish ar ne, į apačią beinanti. Tai kol jinai nepralaužia tų būtent highs, mes ir tikimės toliau žemesnių kainų, jeigu nepralaužia. Tai va, tą turėkit omeny, tą mes ir mokinam. Ir viskas, jeigu norit prie mūsų prisijungti, galit pradėti nuo Discordo. Kaip prisijungti? oskarastrading.lt paspaudžiat ir įsigyti narystę įsigijat ir galit matyti visus kanalus, mūsų treidus, mūsų analitikų treidus, instruktorių treidus, bendrai galit bendrauti su mumis ir matyti, kaip mes darbuojamės ir tiesiog prisijungti prie to. Visos pagrindinės nuorodos, kaip visada, yra štai čia. Jeigu norit su mumis susirašyti, daugiau pasidomėti, paprastinam jum, parašo žodį startas ir mes tada pradėsim po truputėlį bendrauti. Geriausia programėlė, VEX, irgi registracija, visur gidai yra, kiekvienai programėlė gidai, net jeigu ne per mus registruojatės, puikiai galite pasinaudoti ir pasižiūrėti, kaip jinai veikia. O taip pat gidas yra štai čia mūsų kanale, kai užeisit, galite pamatyti pilnai, kaip Discordas atrodo, ką gausit, 10 minučių video. Ir viskas, ir šiandienai tiek taip greitai viską pasidarėm. Ir iš tikrųjų, kai išmokstat treidinti, jums nereikia valandomis sėdėti, tiesiog pasidarot setupus, kaina ateina į kažkurią tai vietą, gaunate telefoną alertą ir tiesiog jums reikia spręsti kažką daryti toj vietoj, ar ne, stebėt kainą ar ne. Ir viskas. Ir per dieną užtruksit, nežinau, kai kurie užtrunka 10 minučių, kai kurie pusvalandį, bet tikrai jums nereikės sėdėti. Tiesiog lauksit. Tai vat, šiandienai tiek, pasimatysim vėliau.